Lazdijai pristato unikalų Laisvės kovų muziejų. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Druskininkai jūsų gyvenimo harmonijai. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas ir pirmiausia siūloma pakalbėti apie sklypus, tiksliau sakant, įvertinti tų sklypų patrauklumą visais metų laikais. Gyvenime mes nuolat ką nors statome. Tai namą, tai sodybą, tai karjeros laiptus, tai vaikų ateities pamatus, bet statybose irgi atsitinka gyvenimas. Kai pirkomės namą, tikrai žiūrėjom taip kaip daugelis, kokia vieta, kad būtų asfaltuotas privažiavimas, norėjusi, kad tos daugiau erdvės būtų, bet pirmiausia tiesiog žiūrėjom, kaip čia įsirengti vidų įsikelti. Bet pradėjom namo sutartį pasirašėm šaltuoju metų laiku, praktiškai prieš metus ir tada vis važiuodami pastebėjom, kad namas žemiau, bala, mes čia dauboj. Ir tada, kadangi turim 2 mažus vaikus, aš supratau, kad man gresia įsikrauščiusi labai gražų namą, kas kartą kercherių nuplovimas tų vaikų, nes bus labai daug purvo, jeigu neskubėsim tvarkytis lygiagrečiai visko. Ir tada tiesiog susiradom specialistus. Situacija pažįstama, turbūt ne vienam mūsų žiūrovui. Ką daryti? Skaitėmės labai daug visokiose Facebookuose, YouTube'uose, prisižiūrėjom, kaip čia galima susiformuoti tas visas aplinkas ir panašiai. Ir supratom, kad neturim laiko ir neturim žinių ir labai daug galim klaidų padaryti ir tos klaidos po to kainuos, nes reikės viską nugramdyti ir padaryti iš naujo. Ir tada pradėjome ieškoti tiek specialistų. Tai kaip ir planuoti, neplanavom tikrai aplinką buvom nustūmę pagal savo biudžetą į pačią paskutinę vietą, nes žolė kada nors, čia visi, lygiai taip pat draugai pasakojo, kad tai susitvarkysit kažkada. Ir tikrai turiu draugų, kur ten 5 metus gyvena ir, tik dabar žolę pasisėjo. Tačiau draugų bėdas galima palikti nuošaly, nes Dinos šeima irgi susidūrė su bėda. Po vienos liūties tapo aišku, kad į statomą namą tiesiog patekti yra sunku. O purvinų atžalų perspektyva nevilioja. Nes tada nusprendėm, kad eiti su visais etapais, nebe tik trinkelės, pasikelti normaliai visą lygį. Ir kai pradėjom kalbėti su specialistais, paaiškėjo, kad čia ne šiaip atsiveži kokį sunkvežimiuką, pasipylė viskas gerai iš akies, kad čia reikia išsimatuoti, reikia susiformuoti kelią vandenį nubėgti, nes vis tiek nuo viso kvartalo pas mus bėga. Reikia susižiūrėti, kur tas vanduo nubėgs, kur jisai susigers ir taip toliau, kad balų nebūtų. Tai va taip ir prasidėjo visas mūsų darbas. Tai visada reikia galvoti, manau, apie tokį variantą, kad ne tik klientui sudėti galbūt trinkeles, o po to visą kitą, bet čia yra tokie kaip kompleksiniai darbai. Ta prasme, viskas vienas nuo kito yra labai priklausomi. Ta prasme, pirmą eina sklypo planiravimo, lyginimo darbai. Tada kasamės, jeigu reikia kažkokius tai kabeliukus, elektros apšvietimui, laistymui, ir tada jau eina kietos dangos. Patyrę specialistai nepatyrusiems naujakuriams ir praktiškų idėjų pasiūlo. Taip atsirado ir papildomas lietaus vandens surinkimo šulinys, kuris leido išspręsti kiemo drėgmės problemas. Anksčiau šeimininkus buvo pagalvota apie elektros ar interneto kabelių atvedimą, laiptelius. Mes labai gražiai išsidiskutuojam ir labai visą laiką gaunam argumentus ir net pavyzdžius. Pažiūrėkit, čia taip ir taip bus, čia tas ir tas bus. Ir kažkaip pasidarai ir žiūri tikrai geriau ir tikrai pasiteisina. Tai kažkaip labai faina, nes kai tu turi visą tą žmogų, kuris turi visas reikalingus kontaktus ir jisai nebe 1 metus dirba ir nebe 10 tikriausiai, tai jisai labai argumentuotai tau paaiškina, ko tau reikia, o ko tau nereikia. Tad net ir atsitikus gyvenimui nepraraskite optimizmo. Sprendimų galima rasti, tik gerai jos pasiūlo profesionalai. Kitas reportažas vėlgi apie išorę ir apie gerbūvį, kaip įsirengti šiuolaikišką, tvirtą ir ilgaamžę tvorą. Kokia tvora apjuosite savo namų sklypą, gal jau žinote nuo projekto pradžios. Tačiau realybė tokia, kad gerbūvis bei tvora dažnai yra baigiamieji projekto namas, kuriame gyvensiu arba namas, kurį parduosiu etapai. Šios statybų srities senbuviai pripažįsta, kad visais atvejais tvorų eilė ateina artėjant projekto finišui. Kartais sprendimai netgi kinta laikui bėgant, tačiau svarbus dalykai išlieka. Iš tvoros tikimasi privatumo, be abejo norisi ir ilgalaikių garantijų. Ką pasakytumėte, jeigu skardai, iš kurios pagaminta tvora, būtų suteikta 45 metų garantija? Mes renkamės tik tais kokybiškiausias medžiagas, dirbam su vokiečių gamintojo ThyssenKrupp skarda
kuri pasižymi didelę garantiją. Gamintojas suteikia apie 45 metus garantiją skardai. Ir dar vienas didelis privalumas jų, kad jie garantuoja ir spalvos atitikmenį. Tai jeigu žmogus pradžiai susimontuoja pusę tvoros, laikui bėgant nori užsitverti likusį sklypą, tai jisai yra tikras, kad atspalvys nesikeis. Remonto atveju irgi labai svarbu yra. Įvažiavo į vartus, užkrito medis per audras ir panašiai. Atvažiuoji, pakeiti tik tai sugadintus elementus ir skardos atspalvys visiškai nesikeičia. O kokiosgi šių laikų tvorų mados? Iš tiesų jie renkasi populiariausius gaminius kaip žaliuzinės, rombo tipo tvoras, jos yra tvirtos ir tikrai patikimos, jos savo funkciją tikrai atlieka. Taip yra žmonių, kurie pavargę jau nuo to pačio vaizdo, nori kažko kito. Spalvų gama, jinai praktiškai dar išlikus ta pati. Vyrauja antracitas, tamsiai pilka. Jeigu apie rudas kalbant, tai tamsi šokoladinė daugiau vyrauja. Patys gaminiai, užtat mes ir padarę žaliuzinių tvorių modifikacijas, turim ir vertikaliai montuojamas žaliuzinės tvoras, kurios tikrai dera prie interjero, kur vyrauja fasadų vertikalus apipavidalinimas. Tai žmonės jau pradeda truputėlį dairytis į šonus kitokio kažkokio tai bendro vaizdo. Pašnekovas neslėpia, kad lietuviai darbšti ir pinigus mokanti skaičiuoti tauta. Tačiau jeigu norite tikrai kokybiško rezultato, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo, patikėkite tvoros įrengimą profesionalams. Tvorą susimontuot nagingas žmogus gali pats. Be abejonės tikrai gali, bet vertinant savo laiką, jisai montuos gal kokius 3-5 kartus ilgiau, negu tai padarytų kvalifikuotas meistras. Piniginiu atžvilgiu taip pat vertini savo laiką, vertini įrankius, kurių tau reikia nuomotis ar pirkti, tai pigiau tikrai netaps. Tai todėl visada rekomenduoju pirkti tvorą su montavimu, tada gaunat pilną garantiją. Ir tada tikrai nereikės rūpintis, kad tvora atrodo kreivoka ar nuo amžiaus nebedžiuginančios spalvos. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, neperjunkite kanalo, mes netrukus susitiksime. Lazdijai pristato unikalų Laisvės kovų muziejų. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Druskininkai jūsų gyvenimo harmonijai. Lazdijai pristato unikalų Laisvės kovų muziejų. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Druskininkai jūsų gyvenimo harmonijai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes tikimės, kad jūs jaukiai savo namuose ant patogios sofos ar lovos žiūrite mūsų laidą. Taigi apie vidaus baldus dabar ir pakalbėkime. Vasarą mes nesykį pasakojame apie lauko kiemo terasos baldus. Tačiau vasara baigėsi ir daugelio mūsų gyvenimas ilgais, tamsiais ir atvėsusiais vakarais persikelia į patalpas. Statybų gidą tikimės žiūrite šeštadienio ryte, o kitomis dienomis bei vakarais namuose tikrai reikia jaukios erdvės visų namiškių susibūrimui. Savo salone turime įvairių produktų. Turime ir lauko baldų, ir vidaus minkštų baldų, ir kavos staliukų, ir lempų, ir pastatomų, ir pakabinamų, bei high-end garso aparatūros. Jeigu kalbame apie minkštus baldus, apie modulinės sofas, tai turime labai didelį pasirinkimą įvairių skirtingų modulių. Kame yra gėris su modulinių sofų? Su jomis gali pritaikyti savo erdvėje įvairiausius variantus. Tai jeigu turi didžiulę erdvę, gali išsidėlioti didelį komplektą ar L formos, ar U formos, su prailgintais moduliais, su padidintais moduliais ir panašiai.
Jeigu turi mažesnę erdvę, gali pasistatyti standartinės formos sofą iš kokių 3 modulių, truputėlį mažesnių ir panašiai. Tai sprendimų galima rasti įvairių. Lichtenšteino ir Belgijos gamintojų baldai patrauklus ne tik savo estetiniais ir funkciniais sprendimais. Jeigu jums patiko dizainas ir modulių galimybės, medžiaga, iš kurios bus pagamintas jūsų baldas, tikrai išsirinksite. Visos minkštos sofos, jų moduliai gaminami iš labai plataus spektro audinių ir natūralios odos. Tai audiniai yra nuo paprastų poliesterių lengvai valomų iki natūralių audinių iš medvilnės ar iš lino. Taip pat aktualu tiems, kas turi mažus vaikus ar šunis, aktualu galbūt būtų iš natūralios odos turėti, kur visiškai lengvai valoma, lengvai prižiūrima sofa. Tai užsukus pas mus salone galima rasti įvairių sprendimų įvairioms erdvėms ir įvairiems klientams. Dar viena labai svarbi ypatybė – baldų dydis. Juk smagu, kai krūva susibūrė visa šeima. Mūsų salone galima apžiūrėti ir didesnių gabaritų sofas, modulinės sofas, iš kurių galima susikomplektuoti tikrai didžiulę, patogią, minkštą, gerą sofą, ant kurios galės visa šeima leisti laiką kiekvieną vakarą. Kame yra modulinių sofų, kame yra gėris? Gėris yra tame, kad jeigu tu susistatei vieną formą, ar ne, tuos modulius atjungiai, tu gali greit persistatyti ir turėti visiškai kitokią formą. Tai tarkim, jeigu tu turėjai standartinės formos sofą iš 3 modulių, jį susistumus tu jau gali pasidaryti vietą filmų peržiūrai ir panašiai. Tai yra labai patogus reikalas turėti namams ir tą sofą turėti ne taip kaip stacionarų baldą, bet turėti funkcionalų baldą ir įvairiems jūsų vakaro poreikiams. Jeigu norite, kad su naujais baldais derėtų ir kiti interjero elementai, tik išsirinkite. Mūsų sofų gamintojai šalia sofų siūlo ir papildomus produktus, lydinčius produktus, tai kaip kavos staliukai, šviestuvai, foteliai ir panašiai, ar įvairios pagalvėlės. Tai užsukus į mūsų saloną galima apžiūrėti ir tų pačių kavos staliukų ir išsirinkti ne tik vieną sofą, bet ir turėti visą komplektą. Smagių ir jaukių vakarų. Dabar kviečiame pakeliauti. Važiuojame į pajūrį, į Šventąją ir pasižiūrėkime į dar vieną patrauklų objektą. Ir gerais, ir labai sudėtingais laikais vienas Lietuvos regionas nesiskundė statybomis. Kalbame apie pajūrį, kurio turime tiek, kiek turime. Ir tie, kam finansinės galimybės leidžia, 2, 3 ar investicinio būsto arčiau Baltijos dairosi ir turbūt dairysis. Kadangi čia esame prie vandens, iš visų pusių galime matyti vandenį, upę, Šventosios upę. Ne veltui mūsų projektas ir vadinasi Šventosios vingis. Tai va, čia turime upę ir už 800 metrų jūrą. Šita vieta yra tikrai unikali, kadangi parodykite bent vieną vietą, kur yra ir jūra, ir vanduo viename. Tai va, mūsų kaip įmonės, statybų įmonės, 30 metų veikiančios Lietuvoje, tikslas ir buvo pastatyti unikalų tokį pastatą, va, kaip šitą 12 apartamentų pastatą su 24 kotedžais, iš kurių galėtumėt matyti vandenį, mišką ir tuo pačiu prisišvartuoti, prisiparkuoti, kaip sakau, su savo medinė valtelė prie pat savo gyvenamo antro būsto ir ten praleisti puikiai laiką. Šventoji labai sparčiai besiplečianti erdvė, kuri jau dabar meta iššūkį Palangai. O kai kurie vystomi projektai yra unikalūs ir atitinka labai reiklių klientų reikalavimus. Šventoji, kaip žinome, yra ant pakilimo statomas uostas, o čia atvažiuoti iš didmiesčio, iš sostinės, atsipūsti ir kurti knygą arba tiesiog atsijungti nuo mūsų kasdienybės, puikia vieta čia, tik Šventojoje pas mūsų. Taip pat noriu akcentuoti mūsų pastatą, kuris yra išlenktas Odeono formos, kur bus fasadas apklijuotas kaparol lankščiom klinkerio plytelėm, kas yra vertikalios, unikalios ir šviesios. Šitas pastatas tikrai išsiskirs mūsų unikalumu ir į unikalią vietą. Rinkos senbuviai puikiai žino, ko iš statytojo tikisi pirkėjai. Todėl šios bendrovės vystomuose projektuose pagalvota ne tik apie kokybiškus kvadratinius metrus, bet ir apie jaukumą kiekvieną dieną, kiekvienam gyventojui. Kadangi, kaip minėjau, esame 30 metų statybos įmonė ir mes suprantame ne tik parduoti, pirkti ir gauti iš to didelį pelną, bet mes norime akcentuoti ir žmonės,
į žmonių tokį laisvalaikį, kas svarbiausia yra, kad jaustų emocinį pasitenkinimą. Todėl, kaip žinote, kad ir šitas pastatas, pažiūrėkite, jis yra apvalus, kur tai dideli kaštai ir neapsimoka komercijos vykdyti. Mes tai darome, kad būtų grožis, nes mes visada už grožį. Tai kaip matote, trinkelės, bus apželdintos visa aplinka, terasos, žaidimo aikštelės, sauliukai, kur žmogus galės tikrai patogiai ir maloniai praleisti čia vasarą, žiemą ir visus kitus laisvalaikis. Statybų įmonės atstovas neslepia, kad kitų metų vasarą šio projekto naujakuriai jau mėgausis išskirtinėmis poilsio galimybėmis. O laidos pabaigoje aktualus reportažas tiems, kas nori nelikti be elektros energijos. Saulės elektrinės tapo mūsų kasdienybė, tačiau ir praėjusios vasaros audros tapo gyvenimiška pamoka. Elektrą gaminti teoriškai galima, bet praktiškai neįmanoma jos atiduoti pasaugojimui, o apie pagamintos energijos kaupimą nebuvo pagalvota. Ką iš tokių situacijų galima buvo išmokti? Turime 4 SiGen inverterius išmaniuosius su dirbtinio intelekto integracija. Kiekvienas iš jų gali palaikyti iki 48 kWh tarpos akumuliatorius. Čia mes turime sumontuotą viso 160 kWh baterijų bloką sistemą. Tai kiek jums reikia jūsų ūkyje ar versle, tai jau priklauso individualiai, skaičiuojant jūsų elektros suvartojimą, jūsų įpročius vartojimo ir pagal tai mes būtent sukomplektuojame teisingiausią sprendimą. Šitas būdas Lietuvoje jau tikrai populiarėja, gauna pagreitį, ypatingai jis Europoje yra įsibėgėjęs vakarų, jis ateina ir į Lietuvą. Taipogi jo populiarumai davė ir tokie stickinės nelaimės šių metų, kai turėjome tikrai daug namų ūkių be elektros, tai tas sprendimas irgi leidžia jums turėti elektrą, būtent dingus elektrai iš tinklų. Pasak pašnekovo, į tokius sprendimus po vasaros audrų vis dažniau žvalgosi individualiuose namuose gyvenantys žmonės. Tačiau kol kas elektros kaupikliai aktualesni verslui. Nuo šių metų pradžios visi verslai nebeturi to pasaugimo vadinamo į tinklus, yra įvesta net bilingo atsiskaitimo sistema. Tai šitas sprendimas yra idealiausias, būtent šiai sistemai, nes dirbtinis intelektas, jo integracija leidžia nuskaityti rytojaus elektros kainos, kokios bus rinkoje, nuskaityti orų prognozę ir pagal tais užduotą algoritmą jisai jau pats žino, kada elektrą parduoti, kada elektrą įkrauti ir tokiu būdu tikrai naudingas sprendimas, kuris leidžia jums taupyti didelius kaštus. Ir nieko nereikia daryti, jis tiesiog dirba už jūs. Jeigu jūs neturite laiko ar galimybės sekti elektros rinkos pokyčių, įranga gali dirbti vos ne jūsų energetikos vadybininkų, kvalifikuotų vadybininkų. Tikrai rinkoje egzistuoja daug įrenginių, tačiau jų visas sumontavimas, paskui ir vadinkim tas pats monitoringas, stebėjimas, valdymas programėlės, irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad jis turėtų būti kuo paprastesnis, galutiniam vartotojui. Tai šis įrenginys tikrai turi user-friendly aplinką, vadinkim. Prie jo dar galima prijungti ir greito įkrovimo stotelę DC, chargerį vadinamą, kur jūs pakrausite automobilį per 2-3 valandas, tarkim. Jis turi tą funkciją. Prie jo dar galima prijungti ir generatorių išorinį. Taipogi, jeigu, tarkim, išsikrauna ir nėra saulės, išsikrauna akumuliatoriai, jums reikalinga elektra namuose, dingus elektra, tai tiesiog prijungėt generatorių ir jis lygiai tą pačią funkciją atlieka ir gali pakrauti irgi pačias baterijas. Beje, jeigu elektros tiekimas nutrūktų, kad jūsų namų ar biuro įranga pradėjo naudoti kaupikliuose esančią energiją, turbūt net nepajusite. Atsakysiu paprastai, per tiek laiko, per kiek jūs net nepastebėsit, kad elektra dingo. Tai ten milisekundžių jau skaičiavimai vyksta, tarp kitko jau klientas buvo gavęs čia šios sistemos pranešimai iš ESO, kad buvo dingus elektra, o sako, mes net nepajutom. Mes turime šios įrangos techninį palaikymą, čia Lietuvoje oficialūs atstovai yra Autonomeko įmonė, mes su jais darbuojamės jau kelinti metai, tikrai žinom, jos pažįstam ir būtent tos įrangos pasirinkimas irgi lėmė tai, būtent tų atstovų profesionalumas, išmanimas ir žinojimas techninių dalykų. Aišku, žiemos mėnesį saulės elektrinės gamina mažiau energijos, bet būtent dabar yra tinkamas laikas pasiruošti savotišką
energijos nepriklausomybės garantą. Dėkoju uždėmesį laidai Statybų gidas. Visas laidas galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes susitinkame kitą šeštadienį tokiu pat metu. Iki pasimatymo. Lazdijai pristato unikalų Laisvės kovų muziejų. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Druskininkai jūsų gyvenimo harmonijai.